Man tai beveik 5 mėnesius laukiai savo šansą, šiandien sulaukiai, kai vertini savo pasirodymą, tas paskutinės 2 minutės. Vertinu neblogai, išėjęs aikštelę stengiausi iš karto pasiekti kažkokį rezultatą, bet turėjau progą metimų ir mečiau, tiesiog viskas gerai. Man atrodo, uždusęs, tarsi būtum lakstęs kokias 38 minutės, čia jaudulys daro savo? Jo, tos kelios minutės buvo ne vien fiziškai, bet ir psichologiškai tokios nelengvas, bet viskas gerai. Bet smagu žaisti prieš tokią auditoriją, prieš salę, kuri tai palaiko, ne? Jo, labai smagu. Man tai tau iš šono galbūt šiandien geriau matėsi, kas lėmė tą komandos persilaužimą antroje pusėje. Po tokios sudėtingos pirmosios pusės, antroje pusėje Juventus žaidė tarsi ant sparnų. Lėmė gera gynyba visų pirma ir keletas taiklių metimų. Ir manau, gerai apsigynėm, pataikėm ir atitrūkom, o po to jau kaip viskas gerai. Ar treneris daug velnių davė per didžiąją pertrauką, nes pirmi 2 kėliniai buvo ganėtinai klampūs tokie? Ne, velnių nedavė iš tikrųjų, tik paaiškino, ko trūksta ir viską išpildėm. Antroji pusė ir viskas gerai matome pagal rezultatą. Manai, pats kaip jautiesi Juventus komandoje? Dabar, paskutinį kartą su tavim kalbėjom gana senokai, praėjo daug laiko. Ką įgavai per šitos kelis mėnesius treniruodamasi su profesionalų klubu? Iš tikrųjų įgavau labai daug, labai, manau, pats jaučiu, kad patobulėjau. Na, gerai.